Get ready with me. Šaro visiems mano bendradarbėm, nes dabar mano tiktokas ir iki barmenų. Hi guys! Anyways, ruošiuos varyti į Palangą porą dienų. Tai susidėjau visus kaip ir daiktus. Ir makiažą, ir skincare, ir viską. Tai dabar viską turiu naudoti iš kosmetinės. Bet nieko tokio. Jaučiuos labai senai darius Get ready with me. Nes nemalosiu žiūrėjau tingiu. Ir net neįsivaizduoju, ką čia jums pasakot. Na, daug vyksta, bet aš nežinau, kaip man viskas sudėti į tokį trumpą video ir kiek detalių pasakot, tai biškai taip. Anyways, laukia labai fainas projektas, nu toks projektas. Aš taip jį vadinsiu, bet ten kaip ir tiesiog darbas su vienu brandu. Nu, žodžiu, pamatysit kaip visada, bet I'm pretty excited pamatyti, kas čia bus. Pati dar realiai nežinau, kas čia vyks taip. Žiauriai aiškiai viską pasakiau, tikrai viską supratot, totally. Also, kai buvo Dora Damorė, taip aš dar gavau šitą kremą. Ir čia ne dėl to, kad ten sponsor dar ten kažką, bet tiesiog jis taip fucking kvepia. Taip žiauriai kvepia. Aš pasidepu rankas ir po to aš visą dieną einu ir tiesiog toks geras. Ir nu, mes šiandien tiesiog važiuosim, tai aš nežinau, ką aš čia labai darysiuos. Bet nesmė. Varom į Palangą su Domce, tai gausit, manau, kokių vlogų, nu, bet aš ten ruošiuosi nuo 10:30 iki 10:30 degintis, nes jau bus 7, tai. Also, šitie puodeliai, man taip fainai iš tikiu gerti, ir čia Pepko jau, ką nebeturiu etiketės, bet žiauriai pigus ir žiauriai geri. Rekomenduoju. Nesponsor, tikrai nesponsor Pepko, bet galėčiau būti visai dažnai iš ten. Šiaip žiūri fainą Pepko produktų. Tipo, realiai, nu šitok žiūri side notas. Bet, nu, tipo, ten realiai taip good, nu, ten tiesiog bet ką gali rasti. Ir ten, tipo, realiai pigu. Pavyzdžiui, yra pas juos dabar tokios lėkštės, nu, panašios, tipo, kaip šitos, bet tokios žalios. Nu, aš keliau dabar Instagrame story, kur ten mozzarella pomidorai toj lėkštei. Esmė, kad, tipo, tos lėkštės, nu, mums su mama žiauriai patiko ir mes jas pasiėmėm. Ir mes neradom kažkokių, tipo, nu, mums poros trūko. Ir mama sako, varom į Maximą, nusipirksim ten, tiesiog trigubai brangiau. Ir aš, tipo, vadinti, aš galvojau, gal bus panašios, ar ten kažką, tipo, beveik identiškos. Šakai ten identiškos lėkštės, tiesiog, tipo, pavyzdžiui, Pepko 4 eurai vienas audulėlis, o Maximoje 6. Ir, tipo, atrodo ten, tai porų eurų skirtumas, nu, gerai, bet jeigu tu perki ten 20 jų, tai, nu, do the math. Anyways, aš nebenešioju savo bangs visiškai, aš nemačiau jų pati jau nežinau kiek laiko. Jis man žiūri iškniuso, bet tipo, nu nežinau, va, realiai net nebesimato. Nu tipo, biški, bet aš dabar visada su kokiu sidepartu. Biški nervuoja, bet tipo, bent nekrenta. Jo, tipo, va tai va, pavyzdžiui, man normaliai. Kai man blogai dar nėra fully straight, tai not that bad. Nes, tipo, don't get me wrong, man visai patiko mano grifka, bet labai greit užkniuso pirmas dalykas, antras dalykas karšta, nes nu vasara. Trečias dalykas tiesiog patiko, bet nu ne mano vaibo. Aš nesijaučiau kaip aš su ta grifka. Man biški trauma nuo grifkų. Čia toks if you know, you know. Bet, nu tiesiog, aš labai priminiau savo vieną tokį žmogų, kurio nenoriu prisiminti ir tipo taip, I don't like it. Tai, jo, tai aš nemanau, kad jūs dar kažką gyvenime pamatys mane su grifka. Bet, nu, buvo fainai pabandyti. Ir man atrodo, šiandien visiškai nelogiška, bet nieko, pailsėsiu, viskas bus gerai. Love you, bye!